Labadiena. Šildymo sezonas, kaip ir kasmet, pareikalaus papildomų išlaidų gyventojams. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad sunkiau besiverčiantys gyventojai gali pasinaudoti būsto šildymo išlaidų kompensacijomis nepriklausomai nuo to, kokiu kuru jų būstas šildomas. Stabilizuojantis energijos išteklių kainoms ir siekiant užtikrinti piniginės socialinės paramos taiklumą, Seimas grąžino iki 2020 metų birželio galiojusią tvarką, kai skiriant gyventojams šildymo ir vandens šildymo išlaidų kompensacijas ar socialinę pašalpą yra vertinamas gyventojų nuosavybės teise turimas turtas. Apie būsto šildymo išlaidų kompensacijas kalbamės su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos piniginės paramos grupės vadove Svetlana Kulpina. Labadiena. Labadiena. Ir Vilniaus miesto savivaldybės socialinių išmokų skyriaus vedėja Ieva Paberžienė. Labadiena. Sveiki. Pokalbį vedu aš, Sigita Zumerytė. Pone Svetlana, kaip yra apskaičiuojama būsto šildymo išlaidų kompensacija? Na, jeigu labai paprastai, tai turbūt gyventojai turėtų žinoti, kad už būsto šildymą jie neturėtų išleisti daugiau kaip 10% savo pajamų. Na, jeigu tai kalbėti apie formulę, tai būsto šildymo išlaidų kompensacija skiriama, jeigu išlaidos už normatyvinį būsto plotą viršė 10% skirtumo tarp pajamų ir valstybės remiamų pajamų. Tai reiškia, iš pajamų šeimai reikia išminusuoti kiekvienam šeimos nariui po 314 eurų, vienam gyvenančiam asmeniui 471 eurą ir nuo likusios sumos skaičiuojama kompensacija, jeigu nuo likusios sumos išleidžiama daugiau kaip 10% už apmokėti šildymo sąskaitas. Reikia atkreipti dėmesį dar į tai, kad dirbantiem asmenim dar iš pajamų, priklausomai nuo šeimos sudėties, atskaičiuojama, bet būtent dirbantiems, nuo 20 iki 40% jų pajamų, tam, kad skatinti žmonės dirbti. Ir tokios šeimos taipogi galėtų, jeigu jie jau išleidžia daugiau kaip 10% savo pajamų, reiškia nepriklausomai nuo to, kiek augtų šildymo kainos, žmonės daugiau kaip 10% neturėtų mokėti. Skiriant kompensacijas vėl bus vertinamas turtas. Paaiškinkit klausytojams, kodėl grįžta prie šitos tvarkos yra ir kaip dabar tas turtas bus vertinamas. Na, pirmiausia, turbūt reikia pasakyti tai, kad grįžtama prie turto vertinimo, kuris buvo nevertintas nuo 20 metų birželio mėnesio ir vertinamas tiek nekilnojamas, tiek kilnojamas turtas, tiek finansinis turtas. Bet tai nereiškia, kad jis vertinamas kiekvienas atskirai, o viso turimo turto visuma ir apskaičiuojamas normatyvas. Ir jeigu pasakyti, reiškia, žmonės teiraujasi, tai už kiek aš galiu turėti to turto. Tai registrų centras kiekvienais metais sausio 1 dienai apskaičiuoja normatyvinę vertę nekilnojamo turto ir jinai labai yra skirtinga, pavyzdžiui, didmiesčiuose, atskiruose rajono savivaldybėse, kaimuose, miesteliuose, nes suprantama, kad, pavyzdžiui, Vilniaus centre nekilnojamas turtas yra brangesnis negu, sakykime, Akmeniai arba Kuršėnuose kažkur. Tai reikia tą žinoti ir, pavyzdžiui, jeigu, tiesiog pavyzdžiais būtų patogiau, tai 4 asmenų šeima, kuri gyvena Vilniuje, jos turto normatyvas bendrasis sudėjus tiek nekilnojami, kilnojami ir finansinį, būtų kažkur apie 277 000 4 asmenų šeimai. Tuo tarpu, sakykime, Druskininkuose, vėlgi tai yra kurortinė vietovė, ten nekilnojamas turtas yra brangesnis, tai pačiai šeimai jinai galėtų turėti turto už 189 000. Šiauliuose, pavyzdžiui, už 145 000. Širvintose už 103 000. Na, o Akmeniai, kaip ir minėjau, už 40 000. Tai ir tuomet tas normatyvas, apie kurį aš dabar kalbėjau, palyginamas su faktiškai žmogaus turimu turtu. Ir jeigu neviršė šitos sumos mano išvardintos, reiškia, šita šeima turi teisę į būsto šildymo kompensaciją. Ar galėtumėt labiau paaiškinti, pavyzdžiui,
Ar tikėtina, kad daugiau, tarkim, Širvintų gyventojų gaus kompensacijas nei Vilniaus? Ar taip negalima kalbėti? Ne, be abejo, kad ne. Tiesiog Širvintų gyventojai, skaičiuojant jiem normatyvą, jie turės teisę, jeigu jie turės turto už 103 tūkstančius, taip, ir turės teisę į kompensaciją. Bet kaip ir minėjom, kadangi Vilniuje yra turtas brangesnis, tai žmonės su didesnė suma turto galės kreiptis dėl kompensacijos. Na, kaime, pavyzdžiui, gali būti, kad galės turėti turto už 20 tūkstančių, nes suprantama, kad, na, kaime namelis kainuoja žymiai pigiau nei Vilniaus centre esantis būtas. Bet tai nereiškia, kad, na, daugiau ar mažiau žmonių gaus kompensacijas dėl to. Kaip žmonėms žinot, ar jiems priklauso kompensacija? Na, pirmiausia, tai matyt pats paprasčiausias būdas ir ką mes matom, kai prašymai pateikiami, na, kažkur per pusę popieriniu būdu, kreipiantis į savivaldybę, į seniūniją. Didmiesčiuose dažniausiai žmonės kreipiasi per socialinės paramos informacinę sistemą. Tai apskaičiuoti preliminariai, ar kompensacija priklausytų, galima pasinaudojant būsto šildymo skaičiuoklę. Ši skaičiuoklė yra SPIS informacinėje sistemoje, bet žmonės gali tiesiog į Google naršyklę įvesti būsto šildymo išlaidų kompensacijų skaičiuoklę ir pasiskaičiuoti. Tačiau aš noriu atkreipti dėmesį, kad tai būtent yra preliminari skaičiuoklė ir nebūtinai tiek, kiek žmogus paskaičiuos, tokią kompensaciją ir gaus. Nes juk kompensacijos dydis priklauso nuo kelių veiksnių, nuo išlaidų, o išlaidos priklauso nuo to, kokia, pavyzdžiui, oro temperatūra, kokia šildymo kaina tuomet. Na ir vėlgi šildymo kaina savivaldybių teritorijose irgi yra skirtinga, tiekėjai yra skirtingi, vieni šildo biokūrų, kiti šildo dujom. Na, bet kur dujom šildo, tai gali būti kaina didesnė. Na, tai jau priklauso ir nuo kūro rūšies, ir nuo oro temperatūros, ir nuo to, ar tada jau skaičiuojama, ar žmogus išleidžia daugiau kaip 10% savo pajamų. Kur ir kaip žmonės turėtų kreiptis dėl kompensacijos? Na, jau pradėjau sakyti, kad yra du būdai. Iš esmės galima kreiptis tiesiogiai atvykus į savivaldybę, seniūniją, rajonų teritorijose, savivaldybėse. Dažniausiai kreipiasi žmonės, kuo arčiau gyvenamosios vietos, ir tai yra gerai, seniūnijas. Sužinoti, gali į savivaldybę tiesiogiai atvykti, bet mes raginame naudotis socialinės paramos informacinę sistemą ir prašymą pateikti per informacinę sistemą. Tik tiesiog reikia žinoti, kad visus dokumentus, jeigu tu kreipiesi, turi prikabinti prie prašymo, nes kitaip savivaldybės darbuotojai negalės išnagrinėti ir turės, žmogus vis tiek jam bus pranešta, kad jis turi papildyti, pavyzdžiui, nurodyti, kokį turtą turi, darbo užmokesčio pažymą pateikti. Jeigu jis šildosi, pavyzdžiui, ten kietojų kūrų, tai vėlgi jis turi pateikti, na, sakykime, jeigu tai kažkoks šildymo įrenginys, granulėm ar ką, tai turi pateikti dar to įrenginio rodmenis, dokumentus, na, kiek išnaudoja šilumos, generuoja tas įrenginys šildymo. Tai tuos dalykus reikia nepamiršti papildyti, kad jau savivaldybės darbuotojai kuo greičiau apskaičiuotų kompensaciją. O kada reikia kreiptis dėl kompensacijos? Na, šiaip pagal įstatymą jau galima buvo kreiptis ir nuo rugsėjo 1 dienos, bet iš esmės reikia žinoti, kad kreiptis galima nuo rugsėjo 1, bet pati kompensacija bus skaičiuojama tada, kai savivaldybė paskelbs šildymo sezoną. Ir kaip žinia, tai jau dalis savivaldybių šią savaitę skelbė šildymo sezoną, dalis savivaldybių skelbs jau kitą savaitę. Tai tiesiog kompensacija bus skiriama prasidėjus šildymo sezonui. Jau šiek tiek užsiminėt, dar kartą išvardinkit, kokius dokumentus žmonės turėtų pristatyti. Na, pirmiausia, dokumentas, jeigu jie kreipiasi, kaip mes sakom, gyvai, tiesiogiai į savivaldybę, tai turėti savo asmens tapatybės dokumentą, užpildyti prašymo paraiškos formą. Jeigu tai yra dirbantis asmenys, tai turi būti pateikta pažyma apie darbo užmokestį už praėjusius 3 mėnesius iki kreipimosi.
Jeigu tai žmonės šildosi kitom kūro rūšim, pavyzdžiui, elektra, tai tada reikėtų pateikti dokumentą apie, kaip ir minėjau, šildymo įrenginį. Nes, kiekvienas, sakykime, įrenginys yra skirtingas ir skirtingos yra sąnaudos. O ir, aišku, pateikti už suvartotą elektros energiją rodmenis, tai kiekį ir tarifą. O jeigu žmonės, pavyzdžiui, šildosi malkomis, kietų kūrų, ar jiems tada reikia pateikti dokumentus, kad įsigijo? Įstatymas nenumato, kad turėtų pateikti dokumentus, kadangi lygiai taip pat kaip ir šilumos įrenginiams, kurie naudoja elektrą, tai yra nustatyti normatyvai ir žmogus nebūtinai turi atnešti dokumentus. Tiesiog yra nustatytas normatyvas, pagal kurį apskaičiuojama, kiek reikia malkų, sakykime, šiuo atveju malkų arba granulių, apšildyti normatyvinį būsto plotą. Tai jeigu vienas gyvenantis asmuo ar du gyvenantis asmenys, tai yra kiek reikia šilumos tam, kad apšildyti 50 kvadratų. Tai jie neturi teikti dokumentų įsigijimo. Tačiau aš noriu atkreipti dėmesį, kad savivaldybės, jeigu turi teisę ir turi diskreciją, pasižiūrėti, ar iš tikrųjų nėra piktnaudžiavimo atvejų. Nes kas stebim, kad savivaldybė sako, kad žmonės net nepirko malkų, pavyzdžiui, arba ir tiesiog atėjo kompensacijos. O tai kuo jie šildosi, jeigu nepirko? Nepirko, jie turi iš praeito sezono. Ir tai tiesiog tada savivaldybė gali paprašyti įsigijimo dokumentų. Pone Ieva, eikim į Vilnių. Kaip Vilniui sekasi su kompensacijomis? Ar daug jau turite pasikreipusių? Jo, iš tiesų vasara buvo karšta, bet rugsėjais prasidėjo taip pat karštai. Tai nuo rugsėjo 1 iki spalio 10 į Vilniaus miesto savivaldybę šiaip dėl įvairių socialinių išmokų pasikreipė 31 200 asmenų. Iš to skaičiaus 24 000 tai yra asmenys, kurie kreipėsi dėl piniginės socialinės paramos. Tai kaip žinia, tai yra ir socialinė pašalpa, ir tos pačios kompensacijos. Tai jeigu pasižiūrėti į praėjusius metus, tai tas srautas galbūt šiek tiek mažesnis, bet šiaip tendencija, ypač pirmomis rugsėjo dienomis, tai iš tikrųjų kaip per dieną 1000 asmenų atėjo ir pateikė prašymus, tai iš karto supratome, kad žmonės rūpinasi savo klausimais iš anksto. Tai o jeigu tai pavertinti giliau, tai tarptų, kadangi Vilnius siūlo keletą būdų kreipimosi ir ne tik tuos, kuriuos išvardino pašnekovė, Vilnius dar turi tokią priemonę kaip autovedlį, kai asmuo gali užsisakyti paslaugą niekur neidamas, bet kada iš namų, ar tai savaitgalis, bet kokią valandą, tai dėl to tie pasikreipimai, jie tik tai jau su specialisto pagalba virsta kaip prašymais. Ir šiandieną mes prašymų tokių kaip kompensacijų konkrečiai užregistruotų turime apie 11 000. Tai iš tikrųjų tai yra šiek tiek galbūt mažesnis srautas negu pernai. Tačiau, kadangi keitėsi įstatymo sąlygos ir nuo spalio įsigaliojo nuostata dėl turto vertinimo, tai tikrai šiuo momentu turime iššūkį, nes vis tiek kiekvieną prašymą peržiūrint ir vertinant pagal registrus duomenis, kai kur tenka kreiptis į gyventoją dėl papildomos informacijos, kad būtų pridėta ir tik tada priimti sprendimą. Tikėtina, kad gali būti ir bumas, ar ne, pasikreipimų kažkaip ruošiatės tam iš anksto? Taip, iš tikrųjų mes praėjusių metų patirtį tikrai labai vertinom ir tiesiog supratome vieną, kad tam, kad greitai priimti sprendimą, tai svarbu prašymo kokybė. Tai reiškia labai svarbu, kad prie prašymo būtų visi dokumentai. Ir dėl to mes šiuos metus iš tikrųjų nuo rugsėjo pradžios daug dėmesio skiriame gyventojų informavimui ir edukacijai. Tai Vilniaus miesto puslapyje yra sukurtas atskiras polapis šildymo kompensacija, kur tiesiog struktūruotai
sudėta visa informacija tiek apie pačią kompensaciją, apie sąlygas, tiek apie naują nuostatą, kad turtas yra vertinamas. Taip pat Vilnius taip pat turi skaičiuoklę, kur asmenys prieš tai, kaip teikia prašymą, gali irgi pasivertinti, reiškiasi, ar verta kreiptis. Taip pat daug pastangų įdėjome ir sukūrėme atmintinę tokią irgi, nes iš tikrųjų per tuos kelis metus kažkam iš vis naujiena tas turto vertinimas, kai kurie gal gyventojai šiek tiek ir primiršę tai yra atmintinė, irgi bandėme kažkaip aiškiai, kad žmonės suprastų, iš ko tai susideda, kaip tai reikėtų pasivertinti. Ir pagrindinis tikslas iš tikrųjų yra, kad žmogus suprastų, ko reikia tam, kad tas prašymas būtų kokybiškas, nepilnas, suteiktų visą informaciją ir tada specialistai galėtų iš karto priimti sprendimą. Svetlana, jūs kažką norėjote pridurti? Jo, norėjau tik pasakyti, kad labai džiaugiuosi Vilniumi ir savivaldybėm, kurios didelį dėmesį skiria savo gyventojams, edukuodami ir komunikuodami, ką daro ir ministerija. Mes irgi dar įstatymas buvo svarstomas Seime, bet mes jau teikėme informaciją, kad nuo šio šildymo sezono grįžtame prie turto vertinimo. Sulaukėm ir skambučių, kodėl jūs čia grįžot prie turto vertinimo, kodėl to reikėjo. Žmonės priprato per 3 metus gauti kompensaciją vertinant tik pajamas ir jiem atrodo, kad tai nereikalinga, bet iš tikrųjų prisiminkim tą mūsų 3 metų istoriją atgal, juk turto nevertinimas buvo įvestas nuo 20 metų siekiant sušvelninti COVID pandemijos pasiekmes, kai žmonės prarado pajamas, kai sustojo verslai, kai tikrai valstybė turėjo padėti žmonėms. Toliau geopolitinė situacija, kai staigiai pradėjo augti šilumos kainos, energijos ir kuro rūšių kainos. Ir augo infliacija labai sparčiai. Ir vėlgi dėl to buvo pratęstas turto nevertinimas. Bet kaip mes ir sakom, juk bendra koncepcija yra parama nepasiturintiems gyventojams. Tai pagrindinis tikslas ir viena iš Europos tarybos rekomendacijų Lietuvai, kad būtent užtikrinti paramą pažeidžiamiausiam grupėm, pažeidžiamiausiams namų ūkiams. Tai mūsų bendras tikslas su savivaldybėmis. Ir iš tikrųjų žiūrim labai jautriai, įstatymas yra pakankamai lankstus, nes išliekagi, prisiminkim tą nuostatą, jeigu žmogus kreipiasi pirmą kartą, apskritai niekada nesikreipė kompensacijos, dabar jis, sakykim, sužinojo ir jo turtas viršyje, tai 3 mėnesius turtas bus nevertinamas. Aišku, su savivaldybė reikės kalbėtis, kokie bus tolimesni veiksmai. Ir jeigu tokia situacija, kad savivaldybė mato, kad žmogus kažką daro, bando galvoti, kaip savo turtą įveiklinti ir jam dar nepavyko, savivaldybė turi diskreciją skirti ir išimtim. Tai dėl ko ir yra savarankiškoji savivaldybių funkcija, kad savivaldybės galėtų individualiai vertinti. Ypatingai tas probleminės situacijas, individualias situacijas ir galų galia žmonės mato, kad mes sunkiai gyvenam, o kita šeima turi ir ne vieną 10 turto vienetų ir gauna kompensaciją. Tai tikslas buvo, kad parama būtų taikli. Taip, supratau. Pone Ieva, sakykit, kaip Vilniečiai dažniausiai kreipiasi kompensacijos, kokiu būdu, kokį būdą naudoja? Jo, iš tikrųjų mes skelbėme apie 5 būdus, kaip gali pasikreipti, bet populiariausias jau šiais metais tapo tai būtent Vilniuje tas autovedlys. Antroje vietoje yra e-spis sistema, pateikimas prašymus. Ir 3 vis tiek dar laikosi toks, tai yra gyvas aptarnavimas, kai žmonės ateina gyvai. Jie siekia to gyvo kontakto ir bendravimo su specialistu. Tai turime tokias 3 pagrindinės priemonės, kurias naudoja gyventojai, bet
vat kažkaip tai norėjome padrasinti būtent garbaus amžiaus žmonės, kad jie nebijotų naudotis tuo telefonu, nes galbūt yra tas toks nepasitikėjimo klausimas, ne, kai tu neturi gyvo kontakto su žmogumi. Tai dėl to irgi organizavome tokias edukacijas, tiesiog ėjome į vietas, kur dažniausiai senjorai renkasi, tai senjorų avilys, klubai ir vedame tokias kaip pamokėlės, ne, tai kadangi tai jau buvo antrus metus, tai iš tikrųjų žmonės atėjo pasirengę su e-bankininkystė, tai kažką raginom ir pateikė prašymus tiesiog iš karto, tai kažkaip tai praėjo šį kartą sėkmingai, tikrai nemažas skaičius, beveik apie 100 senjorų, kurie sudalyvavo tokioje edukacijoje. Tai matyt, tas visas darbas, kurį įdėjo iš tikrųjų savivaldybės specialistai dėl tos edukacijos ir komunikacijos, jinai rodo, kad žmonės patikėjo, kad čia galima greičiau. Dabar yra kitas etapas, kaip greitai ateis atsakymas ir ar bus kita kompensacija. O kokie žmonės dažniausiai kreipiasi dėl kompensacijos? Dabar kol kas tik prasidėjo tas kreipimasis, tai būtų sunku kalbėti apie šiuos metus, bet jeigu pasižiūrėti praėjusius, tai vis tiek tame skaičiuje yra ir daug senjorų, ir daug darbingo amžiaus asmenų, tai išskirti kažko labai negalėčiau. Aš gal papildyčiau, nes ministerija darė analizę, tai praeitas šildymo sezonas, kadangi tikrai žmonės galėjo kreiptis nevertinant turto, tai paveikslas, struktūra arba, kaip mes sakom, portretas kompensacijų gavėjų pasikeitė. Jeigu anksčiau iki turto vertinimo buvo 60, šiek tiek daugiau kaip 60% pensinio amžiaus žmonių, tai dabar jau tik tai 30 su keliais procentais, reiškia atėjo dirbančios šeimos, nes kaip žinia ir su minimaliu atlyginimu žmonės turi teisę ir su vidutiniu atlyginimu turi teisę, jeigu šilumos kainos yra aukštesnės. Tai taip pasikeitė portretas praeito šildymo sezono reikšmingai. Pone Ieva, ką jūs patartumėt Vilniečiams? Aš gal patarčiau Vilniečiams, kad tikriausiai reikia prisiminti tai, kad šildymo kompensacijos yra, prašymus galėjom teikti jau nuo rugsėjo ir pati šildymo kompensacija yra skiriama iki šildymo sezono pabaigos ir prašymą galima pateikti nebūtinai spalį, o galima pateikti ir vėliau ir jeigu teisė bus nustatyta, tai kompensacija bus taikyta už visą šildymo sezoną. Tai dėl to matyt reikėtų galbūt labiau pasinaudoti tom priemonėm, pasiskaityti informaciją, įsivertinti šiek tiek savo aplinkybę, savo situaciją ir tada jau pasirinkti patogiausią būdą ir pateikti prašymą. Dėkoju Jums už pokalbį. Apie būsto šildymo išlaidų kompensacijas kalbėjomės su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos piniginės paramos grupės vadove Svetlana Kulpina ir Vilniaus miesto savivaldybės socialinių išmokų skyriaus vedėja Ieva Paberžienė. Pokalbį vedžiau aš, Sigita Zumerytė. Sudie.